Rašo. Я ж резину потерял, когда на vieną kartą dalyvavo, bet už ją mes negausim pakeitimų šią. Labas, mano vardas Gintautas, aš dabar esu Klaipėdos neįgaliųjų draugija ir čia yra beprotiškai faina. Aš čia ateinu ir būnu kaip Incas laukuose, dalinamas džiaugsmais su tokiais pat kaip aš, su neįgaliaisiais. Aš turiu vienokią negalią, kiti kitokias turiu, aš pats nevaikštau su bevaištinės, be pagalbos, o kiti kitokius turi negalės. Norėjau pasakyti, kad aš važiavau praeitais metais į Vilnių iš Klaipėdos ir nuvažiavau per savaitę su savo tatuiračiu. Ir šiais metais aš važiuosiu vėl į Vilnių ir sutariau su Lietuvos rekordo akademija, kada šitą įvykį užfiksuosim, kada aš neįgalusis galiu nuvažiuoti. Mes labai džiaugiamės, kad Klaipėdos neįgaliųjų draugija turi tokį narį kaip Gintautas, kuris nori pasiekti Lietuvos rekordą tarp neįgaliųjų. Tai būtent nuvažiuoti savo triračiu iš Klaipėdos į Vilnių, 350 km beveik, tai dar Lietuvoje nepasiektas rekordas, tai džiugu, kad nori pasiūsti tokią žinutę visiems, kad nežiūrint jokios negalios, kad žmogus iš tikrųjų gali savo kelti ir gali pasiekti tokius tikslus. Tai labai tikrai toksai užkrečiantis pavyzdys ir mes tikrai lauksime rezultatų. Mes visi užgintam. Nu ką, užsidam rankelę, įsikišame koją. Bravo, gerai, gerai. Specialiai tokį pasidavęs, kad neiškristų. Ir dabar reikia, man užsišokti, šikną savo tą reikia ant to. Užlipau. Bravo. Jau. Super. Nu va. Reikia tą dviratį ratus paskeisti, reikia apsaugos ratams susidėti, kad nepradurtų, reikia padangas naujas, reikia naujo akumuliatorių. Aš apačioje, aišku, ten savo tam video įdėsiu sąskaitos numerį. Žodžiu, ir būsiu labai jums dėkingas, kad aš galiu atlikti kokios nors veiksmus su jūsų pagalba. Ok, varom. Sėkmės. Sėkmės, iki. Sėkmės. Iki malonaus. Iki.